Aplinkosaugininkai ir kelininkai kelerius metus ginčijasi dėl Nidos kelio platinimo, pagaliau pasiekė kompromisą. Kelias bus pradėtas tvarkyti jau kitais metais, tačiau tai kainuos kur kas brangiau nei tokie darbai atsieina kitose Lietuvos vietose. Daugiau kaip prieš 40 metų nutiestas kelias per Kuršių neriją yra vienas blogiausių krašto kelių. Pernai čia įvyko per 100 avarijų, per kurias 2 žmonės žuvo, 11 sužeista. Pravažiuokim šiandien, kelio būklė yra apverktina. Apverktina kelio būklė, lopai, trukdosi eismas ir, žodžiu, avaringumas didėja. Kelią rekonstruoti buvo ketinama dar prieš kelerius metus, tačiau tam nepritarė aplinkosaugininkai. Esą paplatinus kelią gali nukentėti unikali Kuršių nerijos gamta. Savivaldybė visą laiką norėjo, sakykime, didesnių parametrų, susisiekimo ministerija, kelių direkcija motyvavo tuo, kad yra Europos standartai ir niekaip mes negalim nieko pakeisti ir panašiai ir panašiai. Bet kai pasidairai ir Suomijoje, Švedijoje ir kitose šalyse, tų kelių yra visokių. Tačiau po ginčių kelininkai aplinkosaugininkams visgi nusileido. Nutarta, kad kelias praplatės ne per daugiausia, iš abiejų pusių po pusmetrį. Planuojam, kad kitų metų vidury, pabaigus projekto koregavimą, prasidės jau konkretus kelio rekonstrukcijos darbai. Tam yra numatoma skirti iki 30 milijonų litų. Šios sumos turėtų užtekti 10 km ruožui. Tvarkyti kelius Kuršių nerijoje esą kur kas brangiau nei kitose Lietuvos vietose, nes reikiama technika ir medžiagos per Kuršių marias gali būti atplukdomos tik keltais. Pasak automobilių kelių direkcijos, sutvarkyti tokios būklės kelią kitame regione atsieitų maždaug 5 milijonais pigiau.